Sveiki gyvi, eteryje paskutinė šio sezono krepšinio savaitė. Kviečiu žiūrėti. Laidą pradedame vaizdais iš Klaipėdos, kur vyko trečioji Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serijos dvikova, kurios didvyriu tapo Klaipėdos Neptūno latvis Karlis Šilins. Pastarasis pataikė pergalingą tritaškį ir Klaipėdos Neptūnas 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir priartėjo prie bronzos. Šilins pataikė ne tik pergalingą tritaškį, bet ir tapo rezultatyviausiu Neptūno žaidėjų. Pelnė 14 taškų, 13 surinko Donatas Starolis, po 11 Arnas Velička ir Richardas Lomaš. Paulius Danusevičius neišgelbėjo panevėžiečių, jo kraityje 17 taškų, Kristianas Kiulibaja pridėjo 12. Iki ketvirtųjų serijos rungtynių, kurios vyko birželio 13-ąją, visas pergalės šioje bronzinėje serijoje švęsdavo namuose žaidusios komandos. O į ketvirtąjį bronzinį mūšį persikelsime netrukus. Dabar keliaukime į čempionišką Kauną. Trečiosios didžiojo finalo rungtynės sausakimšoje Žalgirio arenoje prasidėjo liūdnomis datomis, nes tylos minute buvo pagerbtas birželio 10-ąją amžinybėn iškeliavęs legendinis treneris Vladas Garastas. Vis dėlto penktadienio vakaras Kaune baigėsi čempioniškai. Žalgiris ir trečią kartą susitvarkė su Utenos Juventus ekipa 95-77. Finalą laimėjo sausu rezultatu 3-0 ir 26 kartą klubo istorijoje iškovojo LKL titulą. Per visą sezoną vietinėme fronte kauniečiai patyrė tik vieną pralaimėjimą. Iš viso per 40 rungtynių buvo iškovotos net 39 pergalės. Per visą sezoną fiksuota ir įspūdinga 35 pergalių serija. Tokia pergalių atkarpa pakartotas praėjusio sezono rekordas. Tuo tarpu uteniškiai užfiksavo istorinį pasiekimą ir pirmą kartą finišavo antroje pozicijoje LKL. Kovoje dėl finalo Laimono Eglinsko auklėtiniai sukūrė dvi sensacijas. Ketvirtfinalyje eliminavo Vilniaus Rytą, o pusfinalyje Klaipėdos Neptūną. Kad šis uteniškių pasiekimas neeilinis, įrodo ir tas faktas, kad po paskutinių serijos rungtynių Žalgirio arenoje susirinkęs sirgaliai skandavo Utena, Utena. Šios rungtynės kartu buvo ir paskutinės Silvanui Francisko, kuris švęsdamas titulą aikštės viduryje visiems sirgaliams pasakė, jog tai buvo jo paskutinis mačas su Žalgirio apranga. Francisko Žalgirį papildė 2024-aisiais, o šiemet gynėjas spindėjo rezultatyvumu Eurolygoje bei buvo išrinktas į pirmąjį geriausių lygos žaidėjų penketuką. Jau anksčiau buvo skelbta, kad Francisko pasirinko dar pelningesnį Villeurbanne Asvel pasiūlymą, nors visko troško ir Žalgiris, kuris siūlė prancūzui rekordinį kontraktą. Jo dėjimas ketvirtojo kėlinio pabaigoje tapo paskutiniu karjeros etapo laikinojoje sostinėje akcentu. O dabar paklausykime pirmojo čempioniško Tomo Masiulio interviu. Visų pirma, sveikinimai komandai, sveikinimai neįtikėtinom sirgaliam, tikrai esam palaiminti žaisti finalinės rungtynės prie tiek žmonių, tai ačiū jums, ačiū kiekvienam, kuris susirinko, kuris plojo, dar kartą visiems ačiū, visų mūsų pergalė, ačiū. Treneri, kaip jūs apibūdintumėt ne tik šią finalo seriją, bet kaip apibūdintumėt visą sezoną, kurį jums šiandien teko nukeliauti? Nežinau, ar dabar reikia čia smarkiai įsiplės. Tiesiog sakykit, labai geras sezonas ir viskas. Džiaugiamės, iškovojom, norim pailsėti ir susitiksim kitais metais. Pasiliksim jūsų. Ačiū su pergalė. Po paskutinės didžiojo finalo serijos akistatos paaiškėjo ir kovos dėl aukso MVP, kuriuo tapo Ąžuolas Tubelis, žaidęs pirmąjį sezoną LKL daugkartinių čempionų gretose. Tubelis 3 susitikimų atkarpoje rinko po beveik 22,5 naudingumo balo. Trečiosiose serijos rungtynėse Tubelis pelnė 8 taškus, o rezultatyviausiai kauniečių gretose žaidė Dustinas Slyva, surinkęs 19 taškų. Mozas Raitas pridėjo 15, o jau minėtas Siskau surinko 13. Šis sezonas buvo debiutinis Tomo Masiulio sezonas prie Žalgirio vairo. Per šį sezoną žalgiriečiai ne tik apgynė Karaliaus Mindaugo taurę ir LKL titulą, bet ir solidžiai pasirodė Eurolygoje. Užėmė 5 vietą. Paskutinės 2025-2026 metų sezono Lietuvos krepšinio lygos rungtynės sužaistos birželio 13-ąją Panevėžyje. Čia Klaipėdos Neptūnas pabaigė bronzinę seriją, iškovojo 3-ąją pergalę ir pasidabino bronzos medaliais. Ketvirtąjį susitikimą Gedimino Petrausko Kariauna laimėjo 91-82. Neptūnas iškovojo LKL bronzą pirmą kartą nuo 2019 metų ir tai 6. medalis komandos istorijoje. Pastarosius 3 metus bronziniais prizininkais buvo panevėžiečiai.
Tačiau dabar Lietkabelio ekipa užleido varžovams 3 vietą. Rungtynių, o kartu ir serijos likimas sprendėsi per paskutinėsias minutės. 4 kėlinio antroje pusėje Lietkabelis dar pirmavo po Kristijano Kiulimaje tritaškio. Tačiau rungtynės sėkmingiau pabaigė klaipėdiečiai. Prasidėjus paskutiniai minutei Donatas Tarolis pelnė taškus su pražanga, kurie leido Neptūnui įgyti 7 taškų persvarą, o vėliau baudas pataikė Rikas Lomašs. Finalinė sirena Panevėžyje paskelbė ne tik šio sezono pabaigą, bet ir procenį Neptūno triumfą. Lomašs pelnė 22 taškus. Rezultatyviausias sezono rungtynės sužaidęs Arnas Beruška pridėjo 18. Tarolio Kraityje 17. Lietkabelyje po 22 taškus surinko Kristijanas Kiulimaje ir Paulius Nadusevičius, 10 surinko Dovis Bičkauskis, tačiau to neužteko. Beje, įdomu tai, kad šios dvi komandos tarpusavio rungtynėmis buvo pradėjusios ir šį LKL sezoną. Tai buvo dar praėjusiu metu rugsėjo 20-ąją. Ir dabar šių komandų susitikimas tapo paskutiniu šio sezono akcentu. O dabar paklausykime Gedimino Petrausko interviu po bronzinės pergalės. Su pergalė treneri, toks sezonas, tokia banguota šito mažojo finalo serija, tiek daug nervų. Kaip jūs pats jaučiate šiuo metu? Pavargęs, labai ilgas sezonas, bangavimas tiek serijoje, tiek visam sezone, bet didžiausi sveikinimai pirmiausia Vakarų bankui. Pažiūrėkit, ką išdarbė. Žiauriai ačiū jam ir visą organizaciją ir gal neįvykdėm visko, ko norėjom, bet svarbu baigiam sezono pergalę. Jūsų buvęs kolega Jonas Mačiulis dar visai neseniai su jumis siekė bendrų tikslų, dabar priešingo į barikadų pusėje. Kokią žinutę jam parašysit ar ką pasakysit? Apsikabinom, pasakėm, pasidalinom po vieną. KMTL bronzoje laimėjo, mes čia, tai abudu turim būti patenkinti. Su pergalė. 2025-2026 metų klubinio krepšinio sezonas Lietuvoje baigėsi, tačiau priešakyje laukia intriguojanti vasara. Visų pirma, dėl Lietuvos rinktinės, kurią šią vasarą papildė ir NBA žaidžiantys lietuviai su Matu Buzeliu priešakyje. Nesnaus ir klubinės komandos, juolab, kad reikės pasiruošti naujam sezonui, o artėjantis ruduo laukia itin karštas krepšinio prasme. Net 6 klubinės komandos artėjantį sezoną atstovaus Lietuvą tarptautiniuose turnyruose. Apie tai jau papasakosime kitame laidos sezone, nes šis jau baigėsi. Aš Žygimantas Janukevičius, su jumis buvau visą 2025-2026 metų sezoną. Dėkoju, kad buvote kartu, linkiu gražios vasaros ir iki susitikimų jau greitai, po kelių mėnesių.